Atėjo laikas pilt tepalą į variklį, pasiemam būtinai raudonos spalvos piltuvėlį, kitų spalvų netinka, ir tepalą 20V50 su tikriausiai tepalais, kurie variklį naują padaro. 2050 tepalas dėl to, nes variklis aušinamas oro, todėl reikia tokio klampesnio. Tepalas mineralinis. Ar kvepia? Taip kvepia. Avietėm. Šiek tiek tokiam pastovėjus. Tai ką, pilam bent porą litrų tepalo ir pereisim prie kitų mazgų tepalo. O į greičių dėžę ir galinį tiltą transmisinį tepalą, irgi ne kažkokį ten T15 ar panašiai, o GL5 80-90. Tai čia jo reikia pilti iki tol, kol nepradės bėgti pro viršų. Jokių būdų negalima nigrolo pilt, nes nigrolas per daug tirštas. Aišku, sakys kai kurie, kad pylėm anksčiau. Ir tada vieną dieną pylėt, o kitą dieną remontavot. Ir taip toliau. Nes pilas ilgai. Na, o kam jis tinkamas labai gerai, tai tikriausiai konservavimai. Varžtus patepti ir panašiai. Bet ne į greičių dėžę. Kažkada žiemą tokio tipo tepalą, tą 15 tikriausiai, pyliau 2 paras. Garaže buvo 0 laipsnių, reikėjo važiuoti į baikerio viduržemį. Tai ateidavau už vakarą, užpildavau, ryte dapildavau ir taip per, sakau, kelis vakarus ir supyliau tą tepalą. Tai galima įsivaizduoti, koks jis tirštumo kartais būna. Šiaip tai dažnai būna, kad žmonės deda įvairius kuro kranelius ir nusivilia. Stresai, nervai, neviltis ir panašiai. Pavyzdžiui, šis naujų laikų, bet blogas. Šitas javinis. Sveikas. Hello. Javinis, naujas. Ar čia karburatorius dalina? Nemokamai. Nemokamai. Šitas, ką manat apie šitą kranelį? Verta dėti? Neverta? Verta? Depresija, suklydai. Nepataiko. Šiaip kranelis buvo geras, bet iš naujo pagamino. Bet, pavyzdžiui, originalus čekiškas, tai dėsi be problemų. O tokia nedėk. Tai va, žiūrėk, projektėlį darom. Молодец. Tai va, didžiausia problema šitų motociklų tai yra uždegimo sistema, kurią pakeitėm. Dažniausiai jos sugenda aukštos įtampos rytė, kitaip žinoma kaip babina. O kita problema yra karburatoriai. Čia karburatorius jau uždėjom neoriginalius, galit pažiūrėti, kaip juos čia darom. Darėm tas perėjimus. Aišku, reikia dar tokios karščio atsparios medžiagos, bet iš esmės jau viskas padaryta. Tai dėsim tokius PKR karburatorius, kurie šiai dienai yra gana reti, nes jie buvo iš Rusijos atvežti. Aišku, kai kurie žmonės sako, dėkite vakuuminius karburatorius. Jie iš esmės kaip ir būtų gal ir teisūs, bet gana sunku irgi pataikyti viską idealiai, kad veiktų ir dar normaliau atrodytų. Nes jau uždėsi šitą, nu tai čia bėga nebus kaip perimas. Yra ir originalūs karburatoriai. O štai tokios formos. Kai kurie jau turi kibirą, kai kurie mažiau šiek tiek, bet trūkumai.
Nu jau susikomplektuoti pilnom dalim jau kartais iššūkis tampa. O kad jis dirbtų, važiuotų, nereiktų žvakių sukinėti kas kilometrą. O čia jau didelis iššūkis yra. Tai norinčiam važiuoti, originalius karburatorius reikėtų palikti šone ir juos palikti greičiausiai į muziejų statyti. Atsibos jau visiškai, tada jau galima statyti. Arba ateities kartom? Ateities kartom, kad atmušti visą norą važinėti. Nesueis, kad važiuotų, šansų beveik nėra. Aišku, sakys komentatoriai, važiuoja, anksčiau važiavo. Prieš kiek čia metų buvo, brangieji? Prieš 60? Ar jūs esat bent žinojo šitą va terminą? Kad tada, nežinau, kibirais reikia benziną pilt. O su modernesniais karburatoriais kažkokiais, bet ir netobulais šitais, reikės kur kas mažiau kūro pilti ir motociklas apskritai važiuos. Tai gal geriau tegul būna neoriginalūs, bet bent važiuoja. Dar dedam PZ30 karburatorius, kurie irgi yra pasiteisinę. Sako, kai kurie nedėkite jokių būdų prasti, ta prasme. Nu, prasti yra vat šitie va. Nenoriu mėtyt kaip tų vat kranelių, kuriuos vėl susirinkau va. Ir dar kartą va padaryti reikia tokį dalyką. Bet bandysim kurt, reguliuoti ir važiuoti. Tai va, realiai jau beveik viską užbaigėme. Liko keletas smulkmenų. Porą troselių pajungti, bako kamštį užsukti. Čia važiuoti bent po kiemą. Ar norite su šitu motociklu, kad būtų padarytas burnautas? Rašykite. Ir atsižvelgsime į jūsų norus. Negadink senos technikos, negalima. Jinai jau atkentėjo. Tik ne burnauti, komentuoju.